Evangelija pagal Morkų, 6 skyrius. Išvykęs iš ten, Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seserys negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklų, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siųsti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, liepė be lazdos nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, nei variokų dirže, tik apsiauti sandalais, bet nesusivilkti 2 palaidinių. Ir mokė juos, į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietovėje jūsų nepriims ir neklausys, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite kaip liudijimą prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė. Tuo tarpu karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės sakė, Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Kiti sakė, jis Elijas. Dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė, Jonas, kuriam nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Mat, pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas, mat, sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi, Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, Erodas jausdavosi neramus, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas, švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet ji, išėjusi, paklausė savo motiną, ko prašyti. O ši tarė, Jono Krikštytojo galvos. To ji, skubiai atbėgusi pas karalių, ėmė prašyti, noriu, kad man tuojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuojau pat pasiuntė ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Siųstasis nuėjęs, nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitį, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O Jėzus tarė jiems,
eikite vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą, o žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus mato didžiulę minią ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Dienai baigiantis, prie jo prisertino mokiniai ir sakė, ši vietovė tuščia ir jau vėlyvas metas. Paleisk juos, kad pasklidę po aplinkinius kaimus, jie nusipirktų valgyti. Bet Jėzus tarė, tai jūs duokite jiems valgyti. Mokiniai tada sako, gal mums eiti nupirkti duonos už 200 denarų ir duoti jiems valgyti? O Jėzus sako, o kiek jūs turite duonos? Eikite ir pažiūrėkite. Patikrinę, jie sako, 5 kepaliukus ir 2 žuvis. Tuomet Jėzus įsakė susodinti žmonės būriais ant žalios vejos ir tie susėdo būrys prie būrio po 100 ir po 50 žmonių. Jėzus paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė duoną ir davė mokiniams, kad išdalytų žmonėms. Jis taip pat liepė visiems padalyti ir tas 2 žuvis. Visi valgė ir pasisotino. Ir jie dar pririnko 12 pilnų pintinių duonos gabaliukų ir žuvies likučių. O duonos valgytojų buvo 5000 vyrų. Tuomet Jėzus prispyrė savo mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą prie Betsaidos, kol jis atleis žmones. Juos atleidęs, Jėzus užkopė į kalną melstis. Kai sutemo, valtis buvo ežero viduryje, o Jėzus pats vienas ant kranto. Matydamas, kad mokiniai vargsta besiirdami, nes vėjas buvo jiems priešingas, apie 4 nakties sargybą Jėzus ateina pas juos žengdamas ežero paviršiumi ir buvo bepraeinąs pro šalį. Šie, pamatę jį einantį ežero paviršiumi, pamanė, jog tai šmėkla ir ėmė rėkti. Mat visi jį matė ir išsigando. Bet jis tuojau juos prakalbino. Nebijokite, tai aš. Tada jis įlipo pas juos į valtį ir vėjas nurimo. Mokiniai dar labiau stebėjosi, nes visiškai nebuvo supratę duonos stebuklo ir jų širdis tebebuvo nenuovoki. Persiyrę per ežerą, jie pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties žmonės tuojau pažino Jėzų. Paskelbė visai apylinkiai ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius, ten, kur girdėjo jį esant. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar miestelius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo.